Čempara labai gerai individualiai pasiruošęs ir pats gali metimą pasidaryti net iš tritaškio. Ir Džananas Musa, praėjusiame jaunučių čempionate rungtyniavęs su metais vyresniais kolegomis ir buvęs naudingiausias to čempionato žaidėjas. Apie tai visą psichologinį spaudimą. Net aš sakyčiau, čia ne kiek taktiniai šiandien laimės, o kiek nusiteikimas. Tačiau kol kas perimto kamuolio nebuvo. Musa baudos aikštelėje. Tai jau bus sunku. Taiko savo pirmųjų tolimų metimų. Bosniai čia Kozys pasirodęs aikštelėje, gauna bloką. Musa greitajame puolime ir savalaikį perdavimą po krepšiu. Prieš tai buvo Grantas. Musa asmeninė nuobauda. Čia grinai prevenciškai, kad nuraminta aistras. Taip sako vyrukai, nėra čia jokio reikalo. Traukis, nelipkit ant jo, nelipkit. Pražanga baudžiama, išskyrus, jeigu ne puolime. Na, berods Bosnijos ir Hercegovinos bei Suomijos rinktinių mače buvo labai daug pražangų. Mačas buvo užsitęsęs. 1 prieš Vitalijų. Labai sunkiai užduotis Vitalijui Kozijui. Iš toli Musa atakuoja ir pataiko. Čia jau pavojinga šaltai vertinti situaciją, pamatytų pigus taškeliai, mes energijos praktiškai nelaistom ir tą energiją galėtumėm visą būtent gynybą atiduoti. Vienas prieš vieną žais. Būtent to ir norisi šaltų sprendimo. 1 prieš 1, Musa 4 sekundės iš 3 taškų. Ir surinkęs 15 taškų, atkovojęs 4 atšokusius kamuolius, dabar perimantis dar vieną kamuolį ir taip toliau, gerindamas savo statistiką bei vesdamas savo komandą į priekį. Jis yra kol kas didžiausias galvos Ledovičius ir jo metimai į lietuvių krepšį 2013 metų čempionato metu. Na taip, jau čia. Musa gerai atiduoda kamuolį komandos draugui ir čia, kad lietuviai vis garsiau kvepuoja į nugaras. Čempara nereikia duoti mes. Pagalba. Nejaugi ir vėl pataikys. Žaidėjas, kurį metė iš po krepšio Ignas Sergiūnas iš 3 taškų. Nepavyko. Dar neprisišaudė šiandien Ignas Sergiūnas, nepataikė iš tolinės sykio. Mažai taškų iki lemiamų rungtynių akimirko, po to iššauna taip, kad varžovams maža nepasirodo. Pažiūrėkit, kaip idealiai. Šis santykis gali būti netgi dar geresnis trejeto naudai, kadangi tai yra finalas ir reikia visų įmanomų geriausių krepšininkų pastangų. Musa, 2 jo taškai. Ieško variantų, kaip pabandyti Musa išimti žaidimo. Užtvarėlė Bakučiui, jis atkirstas nuo žaidimo ir čia 2 lengvi taškai. Džanana Musa. Na taip, jis yra greitas, jis yra mobilus ir lygiai toje pačioje situacijoje yra ir žaidėjai. Jie yra greiti, dabar keičiasi gynyboje. Velička su Jozaičiu. Jozaitis pražiops. Bosniai įmesti 61 taškas. Portugalės sirgalių frazė. Skanduoti, taip. Jos negarsinsime dėl cenzūros sumetimų. Atakų turi ir toliau 2-ženklį pranašumą. Džananas Musa, 1 prieš 1 prieš Elviusaitį, kairę pusę. Čia pakraujiškai gynybai sužaisti. Iniciatyva jau mūsų. Jie bandys per Musa, per Čemparą žaisti. Musa. Dabar padėti Sergiūną žemiau turėtų. Sergiūną žemiau. Musa. Gedimino Petrausko auklėtinių, Džananas Musa. Jis pas Džananas Musa turėtų žaisti. Be baudos. Kad tik nepataikytų iš toli. Kad tik iš toli nepataikytų. Jis daugiau ir bedarys. 10 sekundžių. Pats, viską daro pats, perdamas Mutičiui. Velička bando priimti kamuolį, Balčiūnas iš 3 atakuoja, trumpas metimas. Ir čia taškai, 2 taškai. Pražanga prieš Musa. Laiko ištiksėjo labai daug, tačiau Musa mes 2 baudų metimus. Čia dėrėtų sekretoriatui peržvelgti